Sveiki debesiečiai, Balkonų kronikos ir vėl grįžo. Šį kartą vėl veibare, balkone dar per daug šalta. Šiandien turim pakalbėti apie RX Mini, mažą gražuliuką, Tobeko Mini Super tanką ir naujienas iš Amerikos. Taigi eikime arčiau, pasižiūrėsime. Turime iš arti RX Mini, dėžutė standartinė, kaip ir kitų RX-ų. Čia, kaip jau matėte, turim raudoną RX-ą. Man asmeniškai atrodo nesveikai gražiai. Labai gražus ekraniukas, kaip RX 200S, šiek tiek tamsesnis. Komplektacijai taip pat gaunam atsarginį odos lipduką, kuris yra štai čia, šitas dangtelis be to nenusiema. Taip pat gaunam didelę knygą ir aišku kabeliuką. Komplektacija aiški, paprasta. Galima naudoti praktiškai kaip ir starter kitą. Toliau parodysim Tobeko Mini Super tanką. Šiaip pagrindiniai pliusai kaitiklio, kad jisai yra tikrai nebrangus, 26 eurai, įpakavimas ganėtinai gražus, su magnetukais. Taigi, atidarom dėžutę ir gaunam visų pirma, ką pamatom, tai šešiakampį. Kam jo reikia? Kaitiklis tai klahedinis, nu nieko, toj pamatysit, parodysiu. Atradau netyčia. Taip pat komplekte turim 0,5 galvutę ir turim patį kaitiklį. Kaitiklio oras reguliuojasi, žiauriai smagiai. Galima praktiškai nusireguliuoti iki maftų lango, bet aš asmeniškai to nelabai mėgstu. Visardu jis irgi labai paprastai. Beje, kam reikalingas šešiakampis. Visiškai netyčia atradau, nes maniškis Tobeko niekaip neatsisuko. Taigi paimam, perkišam ir labai paprastai tada atsisuka mum dekas. Matot, kaip atrodo jau surinktas setukas, parodysiu dar iš arčiau. Mano nuomonė atrodo tikrai labai gražiai, ta raudona labai traukia akį. O skysčiai, su kuriais bandžiau šį rinkinuką, yra Flawless. Ištrauksiu skystį, papasakosiu apie jį trumpai. Štai čia yra One Stop, braškiniai saldainiai. Jisai man asmeniškai užima antrą vietą iš šių skysčių linijos. Tada turim, mano lyderis, Game Over. Žiauris skanus skystis, labai primena Naked Fish Wahoo. Labai skaniai garuoja. Toliau turim paskutinį. Štai šis Aftermath yra man paskutinis ir pagal skonį. Nėra jisai neskanus, bet šitie yra labai skanus, šitas yra tiesiog skanus. Ką dar galiu pasakyti gero apie šios skysčius, tai kad jie visiškai nedegina koilų. Naudojau, netgi parodysiu. Naudojau netoli 2 savaičių tą pačią galvutę, tik su šiais skysčiais. Pažiūrėkit, dar pilnai galima naudoti, šiek tiek tikais pajodavus. O į tarpus dar garina ir Cafe Raceris. Tai labai kokybiški skysčiai, nedeginantis. Geras skonis. Kaina 22 eurų, 60 ml. Irgi labai gera. Taigi trumpai pamatėte iš arti įpakavimus, kaip kas atrodo. Pamatėte, kokius skysčius šį kartą garinu. Dabar pakalbėsim apie pliusus minusus. Tai pradedam nuo kaitiklio. Kaitiklio minusai, nes jų yra mažiau, pradėsiu nuo jų. Tai yra vienas ir didelis minusas yra 0,2 galvutė. Yra tikrai mažokai skonio. Tiem, kas patinka tik debesys ir norit mažiau skonio, tai jums jinai tiks, nes 50 vatų garo duoda labai daug. Labai daug kaip tokio tipo kaitiklis. Toliau minusas yra, kaip ir pasitaiko kituose kaitikliuose, kad komplektacijų nėra atsarginio stikliuko. Tai man asmeniškai, aš nelabai mėgstu daužyti, bet vieną kartą sudaužiau veipeną ir nebuvo komplektas stikliuko, turėjau pirkti kitą veipeną, žodžiu, buvo ilga istorija nuobodi. Taigi, kalbant apie kaitiklio pliusus, tai būtų 0,5 galvutė. Labai geras skonis. Iš Colheadų geresnio skonio nesu jautęs tikrai. Geresnis net už veipenų.
Toliau yra taupus, ganėtinai taupus, nes tiek energijos, tiek skysčio atžvilgiu. Per dieną išgarinu vos 2,5 bako, tai užtenka kaip tik pilnai RX Mini baterijai. Taip pat dar kartą paminėsiu pliusą, kurį jau prieš šį video minėjau gal 3 kartus, tai yra oro reguliavimas, labai patogus. Dar vienas didžiulis pliusas, kad jokio absoliučiai lykinimo. Galit laikyti kaitiklį visą dieną parverstą ant šono, tikrai neprabėgs. Pildant nereikia uždarinėti oro, jokio vargo. Visiškai paprastai įsiardo, paprastai susirenka ir absoliučiai nelykina. Toliau pakalbėsim apie moduką. Moduko minusai. RX Mini turi tokius subjektyvius gana tik tais minusus, didelių kažkokį naudojant nepastebėjau, naudoju daugiau negu 2 savaitės. Tai yra pirmas minusas būtų mygtukai apačioje, tai jis yra kaip ir minusas, kaip ir pliusas, kad jų niekaip tikrai netyčia nepaspausit, bet jeigu norit kažką reguliuoti, yra ganėtinai nepatogu. Toliau minusas yra, kad negalit garinti ant daug vatų. Įrenginys yra iki 80 vatų, tačiau garinant virš 50, pastebėjau, kad baterija sėsta tiesiog akyse, miršta. Bet jeigu naudojat 42-45 vatų su 0,5 galvutė, man atlaiko visą darbo dieną. Taigi pabaigai pasakysiu, kad šį rinkinuką tikrai rekomenduoju. Už labai prieinamą kainą gaunat gero surinkimo kokybės skaitiklį su geru skoniu, gaunat praktišką nedidelį, gerai pagamintą, kokybiškai nudažytą moduką, kuris veikia tiek power režimų, bypass režimų, temperatūros kontrolė ir taip toliau, galima vardinti ir vardinti. Tiesa, jeigu mėgstat labai daug vatų, tai šis rinkinys ne jum, bet, pavyzdžiui, puikiai tiks kelionėm ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, pastoju turiu savo striukiai. Jeigu pamirštų kaifūną pasimti arba tiesiog noriu kitokį skonį paragauti, jisai vietos neužima, nemaišo. Toliau, kas kalbant apie skysčius, tai turbūt, nežinau, nedaug tokių yra linijų, kad visa linija man patiktų. Ir didžiausias skysčių pliusas, kad nesijaučia jokie cheminiai poskoniai, nedegina koilų ir tikrai neusitiokia ten chemikalo, ten bezdalų skonio, dar kokia nors būna koks išpūti ir lieka ant liežuvio galo kažkokios neskanybės. Tokių dalykų nebus. Tai hebra, toliau garinkit, sekit debesų lygos video, sekit balkono kronikų video, bus ir kitam kanale greitai. Šitam kanale taip pat bus dar daugiau ir iki susitikimo.